Mąsčiau, jeigu liūdesys turėtų lubas, aš galvą jau remčiausi į jas. Turiu rast duris, turiu aš pabėgt. Kambarį, tapetai ant sienų pradėjo kalbėt ir mano vardą garsiai rėkt. Turiu iš čia pabėgt. Raktus jau paranau ir lipu žemyn, lampa galiu laukti 3, 2, 1 ir vėjas plaukus kutena, kai spaudžiu aš pedalą, važiuoju kur širdis nuneš. Nieko nepaklaus. Šiandien žygį ves Jūratė. Labas, Jūratė. Ne, labas, neklausinėk daugiau nieko. Noriu klausinėti. Kaip atradai kalnus? Nuo ko viskas prasidėjo? Nuo pirmo žygio su šeima į Newcastle. O čionais pradėjai laipioti kalnus, tik kai į Airiją atvažiavai? Aš žinau, kad tu... Paskui susipažinau su Tomu, kuris buvo hiking klube. Opa. Ir viskas, nuo to prasidėjo. Bet aš žinau, kad dabar jau tu ne tik tais Happy Woods'e vaikštai, kitam klube. Aš kitam klube vaikštau 13 metų. Nu, iš kur jėmė to įkvėpimą laipioti? Aš tiesiog laukinis vaikas tikrai. Man nepatinka miestai, nepatinka daug žmonių, sambūriai viduj. Man reikia gamtos, gryno oro, saulės, lietaus, vėjo, sniego, visko. Tiesiog laukiniai. Ir kaip sugalvojai įkurti Happy Woods klubą? Susitikom su Žaneta. Žaneta organizavo kažkokį žygį į vieną kalną. Susitikom su Žaneta ir viskas, iš nuo to pradėjom kalbėti. Sprendėm, kad reikia kurti lietuvių klubą. Nes daugelis ir nežino, ir aš lygiai taip pat, aš irgi galvoju, kad čia viskas, tik Žaneta, bet pasirodo, jūs esate 3. Ir tu viena iš tų tokių organizatorių, ką ir pasakuoji, ką žmonės visi žino, sužino, kad tu viena iš tų, kur viską suorganizuoji, sudarai to sąrašą, viską. Suorganizuoju, ta prasme, surenku žmonės vedlius, sudedu programą į vietą. Gal dėl to, kad aš turėjau daugiau praktikos jau, žinau tų daugiau žygių, nes ėjau kitam klube, buvau jau kito klubo narė ir tebesu. Gal dėl to ir... Ne, bet ir turi tą tokį talentą, ne visi taip gali viską sustiguoti, taip kaip, viskas, kaip ir Portugalija dabar buvo, mane viskas surašyta nuo A iki Ž, kad ten tokiu laiku, ten tas atvažiuos, tas paims, tas ir... Tiesiog patirtis, daug keliauja, tiesiog žinai, ko žmonės tikisi, kad kažkokia turi būti išklotinė kelionės, kad žmonės žinotų, kaip planuoti jų dieną, savo dieną. Tiesiog patirtis, manau. Ir dabar tokia dar ir žinom dabar, kad tu išvažiuoji jau. Tu išvažiuosi ir, tikėsimės, kad grįši. Turėčiau šiaip grįžti. Jeigu viskas gerai, be abejo, grįšiu aš 7 mėnesius. Pasilgsiu Happy Woods, pasilgsiu kito klubo, bet nes visur draugų yra. Nes čia mes, aš kaip pagalvojau, kiek mes čia keliaujam, tai čia tu keliauji, ne tik, ta prasme, tu po visą pasaulį. Jau užmaišius, aš nežinau, ten net neįsivaizduoju tos vietos, kurio tu nesi buvus. Naujoje Zelandijai. Net kitos planas Naujoje Zelandijai. Naujoje Zelandijai nesu buvus. Ir visos atostogos susijęs su kalnais, su palapinėm kalnais, su iššūkiais. Nemėgstu paplūdimio atostogų visiškai. Vienos dienos man per daug. Tai nuo savęs dar pridurk, palinkėjimą tiem žmonėm, kas tave žiūri, kas dar tik tais galvoj, pradėti lipti kalnus, leisti aktyvų laiką. O tiem žmonėm kažkokį palinkėjimą nuo savęs? Visą laiką reikia nuo kažkur pradėti. Pirmas žingsnis. Neįsigąsti, bus sunku pirmą kartą, nes visiems tai buvo, man tai buvo. Norėjau verkti ir galvojau, ko aš čia iš vis einu.
ir neįsigas blogo oro, nes oras keičiasi. Tai va čia buvo Jūratė. Ačiū tau. Prašau. Važiuoju, kur širdis nuneš per kalnus, vandenynus, dykumas ir krištolo ledynus. Važiuoju, kur širdis nuneš. Važiuoju, kur širdis nuneš. Ir vėjas plaukus kutena, kai spaudžiu aš pedalą. Važiuoju, kur širdis nuneš. Važiuoju, kur širdis nuneš. Per kalnus, vandenynus, dykumas ir krištolo ledynus. Važiuoju, kur širdis nuneš. Važiuoju, kur širdis nuneš. Važiuoju, kur širdis. Važiuoju, kur širdis, kuri nebijo jaust, svajot ir pasiklyst tarp jūrų davinių. Paleidžiu nerimą į tolius. Ir vėjas plaukus kutena. Važiuoju, kur širdis nuneš. Per kalnus, vandenynus. Važiuoju, kur širdis nuneš. Važiuoju, kur širdis nuneš. Nu, sakyk, ačiū. Ačiū visiems už žygį. Sumatysim šeštadienį. Christmas party.